Sveiki prisijungę, sveikos tos, kurios klausotės įrašo ir sveikos tos, kurios prisijungia gyvai. Taigi pradedu. Trukmė planuojama yra iki 1,5 valandos maks, manau, nebent už kažkokią tai įdomią diskusiją pradėsime. Prašau visų laikytis konfidencialumo, jeigu kažkas pasidalins kažkokią tai informaciją arba pasakos kažką, tai žinoma pagarbos kitiem dalyviams ir konfidencialumo, kad viskas, kas yra kalbama čia ir lieka čia. Dabar, ką noriu pasakyti dėl klausimų, tai jeigu jums kils klausimai, būsiu labai dėkinga, jeigu jūs klausimus užduosite tik tai gale, net ne čiate, nes jeigu aš pradėsiu matyti, kad čiate eina klausimai, tai man tiesiog dėmesys trukdysis ir aš išsimušiu iš vėžių. Tai, ok, tuoj dar ausinės nusireguliuoju. Gerai, tai ir pradėsime. Ar turite laiko šiam webinarui? Kadangi laiko planavimas yra labai didelis aspektas, bet vienas iš tokių stipresnių aspektų yra skirti pakankamai laiko ir skirti visą savo dėmesį ten, kam aš noriu jį paskirti. Tai pavyzdžiui, kviečiu visas įsitaisyti tikrai patogiai, galbūt turite prie savęs kažkokį tai gėrimą. Ir tiesiog, jeigu dar turit kažkokią papildomą veiklą šiuo metu, gal ten plaunat indus, ar ten kažkokius skalbinius tvarko, tai aš jums siūlau tiesiog viską padėti į šoną, atsisėsti ramiai, įkvėpti, kviečiu įkvėpti visas giliai, 3 kartus, įeiti į tokią lengvą būseną į ramybę, nes ramybės būsenoje mes visai kitaip surenkam informaciją ir ją įsisavinam. Tai visas kviečiu giliai įkvėpti. 3 kartus iškvėpti ir visiškai atsiduoti į šitą temą, visiškai būti joje ir padėti visą kitą, paleisti visas kitas mintis, duoti sąmoningą signalą savo protui, kad jisai dabar galėtų pailsėti, nes realiai ne protas klausys, o klausys visa jūsų pasąmonė ir jūsų ne tik fizinis, bet ir emocinis ir visi kiti kūnai. Tom, kurios prisijungia dar vis, aš jas pajungiu, tai kamerų nejungit, kad matytų visos bendrą vaizdą. Ir taigi, skirkite visą 100% dėmesį. Visiškai atsipalaidavę, visiškai ramybėje, protui sakote atsipalaiduok, visą dieną sunkiai dirbai. Ir pradėsime. Susitikimo metu aptarsime skirtingi žmonių tipai, kas liečia laiko sąvoką. Tai jeigu nežinojot, gal kitos jau žinot, yra 2 skirtingi tipai. Kodėl yra svarbu planuotis, kaip pradėti planuoti, ką daryti, kuomet planai subyra, o jie byra. Kuom moters planavimas skiriasi nuo vyriško, labai svarbus aspektas, ar įmanoma susiplanuoti idealiai ir kaip visur suspėti. Na, o gale webinaro pristatysiu savo grupinę coachingo programą pradedančiom verslininkėm šį kartą ir dar gale pakalbėsime, jau atsakysiu tuos jūsų užduotus klausimus. Nors manau, kad daugumo jūsų užduotų klausimų jūs gausite atsakymus, kol klausysite webinaro. Taigi, 2 skirtingi žmonių tipai, kas liečia laiko sąvoką. Aš atsimenu, šitą išgirdau tik tai vos prieš keletą metų ir mane ganėtinai nustebino, kad netgi yra žmonės pagal laiko tipą. Tai vienas tipas yra gyvenu laike, angliškai through time, arba matot, žmogeliukas relax, sėdi savo, viskas jam yra faina ir gerai. O kitas tipas yra gyvenu su laiku. Tai yra 2 skirtingi tipai. Ir dabar lengvai paminėsiu, apie ką jie yra. Tai žmogus, kuris gyvena laike, jisai dažniausiai nuolat vėluoja, pamiršta svarbias datas, kaip kad gimtadieniai, jubiliejai ir taip toliau. Pamiršta suplanuotus susitikimus. Tokiam žmogui yra sunku planuotis. Jis nuolat nežino, kiek yra valandų, jis neturi to tokio suvokimo. Pavyzdžiui, mes kiti dažnai būnam, sakom, dabar maždaug
3 valandos. Tai bandom spėti, jeigu laikrodžio šalia nėra, ne? Ir mes dažniausiai turim suvokimą, kaip kurie iš mūsų, o kaip kurie, jiem tiesiog jie praranda laiką. Jie nenori turėti griežtų atskaitomybės datų terminų. Pavyzdžiui, jiem nepatinka, kaip yra deadline'ai. Vat reikia padaryti tą darbą iki tam tikros datos. Bet jiems lengva būti čia ir dabar akimirkoje. Jie lengvai gali atsipalaiduoti, ten pavyzdžiui, nežinau, veikia, kalbėjo kažką, ar galbūt net turėjo konfliktą ir paskui už 5 ar 10 minučių jie visiškai persiorientuoja ir jie savo ramus, esą ten, kur jie yra, savo ten toje ramybės būsenoje. Jie dažnai užsisvajoja ir išplaukia tokie žmonės. Tai čia yra tie gyvenantis laike. Na ir gyvenu su laiku, tai reiškia, šitas žmonių tipas visur atvyksta laiku arba net anksčiau, atsimena svarbias datas, atsimena, kas ir kada turi vykti net be kalendoriaus. Jiems lengva ir jie tikrai mėgsta planuotis. Jie visuomet gali nuspėti, kiek yra valandų. Ten, žinot, sakau, būna grupėje žmonių sėdi, ten keletą žmonių kažką veikia ir paskui sako, kažin kiek valandų. Ir, pavyzdžiui, kiti bando spėti, tai vieni net neturi žalio supratimo, kiek gali būti valandų, o kiti galim apytiksliai pasakyti. Jiems patinka datos terminai, jiems net patinka, kai pavyzdžiui sakai, okei, bet turi projektą, jie atlikia iki tam tikros datos. Jie pasijaučia labai gerai apie tai, kad jie turi konkrečią datą. Jie gali daryti kelis dalykus iš karto ir gali galvoti apie kelis dalykus iš karto, tačiau jiems yra sunkiau įeiti į flow būseną. Tai va, tai yra 2 skirtingi žmonių tipai ir tuo aš užduosiu. Aš parašiau kvizą, pirmą kartą naudosiu kvizą, tikiuosi man pavyks. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs, kuriame jūs atpažinote save. Tai va, jeigu jums nesunku, kad jūs galėtumėt, kad jūs prabalsuokite, kuriame laiko tipe pažinote save. Rezonuoja abu tipai, gyvenu su laiku. Daugam rezonuoja abu tipai. Dauguma yra 50-50, kol kas matau. Jaučiu, kad anksčiau buvau vieno tipo, dabar kažkas pakeitė ir jaučiu, kad esu kitokio tipo. Man irgi pačiai rezonuoja paskutinis atsakymas, dar keli žmonės neprabalsavo, tai gal neturi laiko, bet va, kaip matote, matau, čia susirinko tikrai tokios moteris kitokios, kurios ne tos, kur gyvena laike, nes ne tik moteris, bet ir vyrai gali gyventi laike, bet aš dažnai minėsiu terminą moteris, nes aš paprastai jau dabar dirbu tik su moterimis. Tai va, rezonuoja abu tipai. Ok, tai ačiū už jūsų pasidalintus atsakymus. Ir taip, aš kažkadaise pati save mačiau pirmajame tipe, atsiprašau, antrajame, kur viskas su laiku, viskas planuotis, deadline'ai, man viskas patinka. Kai pardaviau verslą, visiškai išėjau į tiekmę, tai visiškai buvau tokiame, kaip aš sakau, lengvai tariant, plaukiojime. Ir tas man nelabai patiko ir dabar save atrandu abiejose tipuose. Tai dabar dėl ko aš taip sakau ir dėl ko aš norėjau, kad jūs žinotumėt apie šitus 2 žmonių tipus, tai yra mūsų prigimtis, ar ne? Tai yra mūsų prigimtis, tai yra su tuo, ko mes ateiname, bet tai nereiškia, kad mes negalime išsiugdyti, kad būtų kitaip. Visokios anketos apie asmenybės tipus, jos mums padeda suprasti, kas iš tiesų mes esame šioje dienoje, šiame suvokime ir kas mes esame, nes mes aplinka mumis įtakoja, kaip mumis augino ar ne, su kuo mes bendraujame, mus labai įtakoja. Tai vat, kokie mes esame, yra atsakymas, bet tai nereiškia, kad mes negalime pasikeisti. Ir kaip minėjau, aš buvau visą laiką antro tipo ir man nepatikdavo žmonės, kad jie yra išplaukę, jie nesusigaudo, jie nuolat yra flow būsenoj. Ir kaip aš pati adaptavau flow būseną, aš dabar galiu pasirinkti, kokiame tipe aš renkuosi būti. Ir aš galiu ir gerai paplanuoti, pastrateguoti, bet aš galiu visiškai atsipalaiduoti ir visiškai neplanuoti. Ir apie tai
daugiau pakalbėsiu. Tai žodžiu, yra gera žinoti ir taip pat yra gera žinoti, kad pažinti kitus, dažnai tai būna mūsų partneriai, mūsų bendradarbiai, mūsų darbuotojai ir suprasti, kad tiesiog jie nėra kažkokie nefaini, jie tiesiog tokie yra ir jiem yra sunkiau galbūt planuotis, nes mūsų dauguma yra tos planuotojos arba abu tipai. Tai va tiesiog geriau galima suprasti kitus žmonės, kurie dažnai pamiršta svarbias datas ir jiem yra sunku. Tai dabar jūsų atsakymai, kaip jūs jaučiatės, kai pastebit, kad nespėjat ir kad teko kažko nepadaryti. Na tai va, jūsų pačių atsakymai tik tai sutraukti, nes aišku daug atsakymų kartojosi. Tai kaip laiko nepavyksta suplanuoti arba atlikti reikalų, tai apmaudas, nusivylimas, jaučiat įtampą, kalties jausmas, norisi viską baigti, esate pervargusi, panikuojate, stresas, savigrauža, pyktis, nervinga. Žodžiu, na tikrai ne kaip atrodo ir aš puikiai tai suprantu, nes žinoma, aš per visą tai pati perėjau ir kartais net dar galbūt taip atsitinka. Taigi, kodėl susiplanuoti yra svarbu? Dabar daug kas, kaip kurios moteris skaito save labai moteriškomis ir jeigu jau jos skaito save labai moteriškomis, tai reiškia, jos labai yra kūrybingos ir labai atsipalaidavę ir tuomet galima būti labai daug flow būsenai. Ir jeigu kitą kartą kažką pradedi biški strateguoju, tarkim aš, esu girdėjus ne kartą komentarų, tai čia jau nėra atseit vos nemoteriška savybė. Tai vat noriu pasakyti tokį vieną labai aiškų dalyką, kad norint gyventi tėkmėje ir norint atsipalaiduoti į gyvenimą, yra būtina susiplanuoti. Ir šitą dalyką aš jį tikrai pati perleidau per savo sistemą, būnant griežtuose planavimuose ir viską norint sukontroliuoti ir kad viskas būtų teisingai, paskui visiškai paleidau, labai daug skiriau laiko tantrai, o tantra yra būtent apie visišką atsipalaidavimą ir nieko neforsavimą. Ir tada supratau, kad visgi balansas yra pats, tai yra tas, ko mums iš tiesų reikia. Taigi, tik planuojant, gali tikėtis ramybės ir net virkščiai. Tai tas, kas, jeigu dar iki šiandien galvoja, kad jums trūksta atsipalaidavimo ir lengvumo, jūs per daug planuojatės, tai netiesa, planuotis reikia, bet papasakosiu ir daugiau už tokio holistinio approach. Aš kalbu apie planavimą. Tai va, tai žodžiu, kodėl susiplanuoti yra svarbu? Tai visų pirma tam, kad bent jau žinotum, kur eini. Nes kaip aš sakau, mes planuojam, Dievas juokiasi ir taip pat sakau, kad plaukia pasroviui, tik žinote kas. Tai žodžiu, planuoti yra svarbu, kad bent jau žinotum, į kurią kryptį ir kad nejaustum tų visų neigiamų emocijų, kurias jauti. Tik planuojant iš anksto gali pamatyti, kad esi per daug apsiėmusi. Ir čia yra numeris 1. Jeigu, tarkim, aš nesidaryčiau savaitėj plano ir aš tiesiog eičiau ten biški padirbčiau, biški pasportuočiau, biški to, tai aišku, aš gale savaitės neturėčiau jokio rezultato, nes aš net neišsikėliau savo rezultato. Tai aš ir jaučiausi negerai, nes kažkokia man neaiški būtų padėtis, nes jeigu aš atsisėdus svajočiau apie, pavyzdžiui, kažkokią tai naujus mokslus, gal aš noriu kažką pabaigti, bet aš visą savaitę prabimbinėjau ir kažką praveikiau kito, tai aišku, aš gale savaitės blogai jausiuosi, ar ne? Tai jeigu aš atsisėdu ir pasirašau kalendorių, kad man reikia mokslams skirti ten 8 valandas į savaitę, kitiem dalykam tiek, tai gali būti, kad net pradėjus planuoti, aš pamatysiu, kad aš neturiu tiek laiko, nes man reikia dar ir dirbti, ir valgyti padaryti, ir pasportuoti, ir dar kažkokių atsakomybių turi, ar ne? Tai planuojantis tu gali pamatyti iš tikrųjų, kad neturi tu tiek to laiko, kiek tu galvoji, kad turi. Taip pat planavimas padeda atsirinkti savo prioritetus. Tai pavyzdžiui, irgi paplanavus, tu iš karto gali pamatyti, kad, palauk, tai pas mane čia tą savaitę aš veiksiu tą ir aną, o paskui galvoju, tai palauk, bet iš tiesų tai aš siekiu to ir to. Tai net taip planuojantis, tu gali atsirinkti. Ir labai svarbus niuansas, labai svarbu, tai, ką aš labai daug jau dabar kalbu ir dalinuosi, tai yra energija, energetika. Tai jau pasiplanavus, tu duodi visatai žinutę, tu išsiunti visatai signalą ir sukuri intenciją, ar ne?
Nežinau, kiek jūs pastebit, gyvenam tikrai laikmetyje, kur viskas, va tai va, materializuojasi, energizuojasi, viskas vyksta labai labai greitai, kai mes užrašome, kaip mes išsakome ir kaip mes net kartais nepagalvoję kažką kalbame ir tai materializuojasi. Tai žodžiu, jau susiplanavus ir mažai įdėjus pastangų, tu net gali tikėtis, kad tai lengvai ir įvyks. Tai, bet tam reikia susiplanuoti, reikia atsisėsti ir pasiplanuoti. Tai va, ir paskutinis, čia nesimato per mano, kad nesijaustum kalta, kad kažko nepadarei. Tai jeigu tu atsisėdi, pasidarai savaitės ar mėnesio planą, ar metų planą pasidarai, ar ne, ir paskiau įvykdai savo planą, ir paaiškinsiu, kaip planuotis, įvykdai savo planą, tai tu niekada ir nesijausi kalta, nes tu buvai tą susiplanavusi. Bet jeigu tu nesusiplanavai, o tik išsikėlei kažkokių iliuzinių tikslų, kur tu net jų nepasiplanavai, tai aišku, tu jausiesi kalta. Ir savaitės gali, ir po mėnesių, ir po metų. Tai va dėl ko susiplanuoti yra svarbu. Tai kaip pradėti planuoti? Pirmiausia, reikia pasidaryti savo vertybių analizę, tai yra išsiaiškinti, kas man yra svarbu šiai dienai ir šiame laikotarpyje. Čia labai daug kas suklumpa. Ir vat jūsų klausimai buvo tokie, tai kaip viską suspėti, tai kaip ir tą padaryti. Tai, žinot, aš pasakysiu, mes gyvenam, aš atsimenu, kaip vat mūsų, kaip mama mumis augino, ar ne, turi darbą, nueina į darbą, pareina iš darbo, valgyt padaro, ir tai turbūt valgyt darydavau 3 dienom, kad pasišildyti turėtumėm, ar ne, savaitgalį ten kažkokie skalbiniai, namų ruoša, apie kažkokias tai atostogas po 10 kartų į metus, tai kalbų net nebuvo, apie kažkokį sportavimą kalbų net nebuvo, ar ne? Nebuvo Instagramų, nebuvo Facebookų, nebuvo kada fotografuotis ir dėti postų. Visų šitų dalykų nebuvo. Ir taip žmonės gyveno. Ir dabar įsivaizduokite mūsų kartą, kai mes turime šeimas, norime laiko skirti edukacijai savo, ar ne, nes mums reikia vis augti ir tobulėti. Mes turime auklėti vaikus, mes turime pagaminti maistą, mes norime gražiai atrodyti, mes norime būti sveikos, sportuoti, mes norime apliekti visą pasaulį, viską pamatyti, nes dabar taip visi gyvena. Ir mes dar norime kažkokią veiklą padaryti, kuri atneš nuostabius rezultatus. Tai akivaizdu, kaip tai gali sutilpti į vieno žmogaus kažkokią tai mėnesį ir metus, ir kaip tas žmogus gali nekaltinti savęs, kad jis viso to nepadarė. Nes paprasčiausiai kaip kurie išsikelia per daug nerealistinius tikslus ir norus. Ir aišku, kad jums jau nepaslaptis, kad visą tai diktuoja socmedija ir lygiavimasis į kitus. Tai mes gyvenam kažkokiam laikotarpyje, kur yra visiškas nesusigaudimas, ko iš tiesų man reikia ir ką aš norėčiau daryti. Tai žodžiu, teisingai nedings dabar Facebookas, nedings Instagramas, nedings tas lyginimas į kitus, ar ne, tai ką reikia padaryti, reikia atsisėsti ir išsianalizuoti savo vertybės, kas šiai dienai man svarbu. Pavyzdžiui, man kažkada buvo svarbu labai finansai, tai aš dėjau visas pastangas ten. Kol pas mus nėra vaikų, pas mus yra vertybės vienos. Kai atsiranda vaikų, pas mus vertybės visiškai pasikeičia, ar ne? Vaikai užauga, vėl vertybės mūsų pasikeičia. Tai ir šiemet, pavyzdžiui, aš prieš naujus metus jau visą savaitę pati žiūrėjau, kokius aš tikslus savo išsikelsiu. Ir aš žiūriu, kas yra mano vertybės. Šiai dienai, kas man yra svarbu. Ir aš 2 tikslus išsikėliau, 3 dar taip ilgai galvojau, bet galiausiai per vakar užvakar jau man atėjo, ką aš norėčiau išsikelti, kokį tikslą. Tai žodžiu, aš užsirašau, kas man yra svarbu, ir šiandien man gali būti svarbu 3 pagrindiniai dalykai, ar ne? Bet gal po pusės metų kažkas pasikeis, gal po mėnesio kažkas pasikeis, gal mano artimam žmogui atsitiks nelaimė ir mano sąrašas keisis, nes keičiasi gyvenimas, ar ne? Bet aš bent jau šiai dienai įsivardinau, kas man yra svarbu, ir į ten aš skirsiu savo laiką. Dabar antras momentas yra peržvelgti, kur dabar skiriu savo laiką. Tai čia yra irgi topų topas, kaip moteris sako, nes visi neturi laiko, taip mėgsta įsireiškimą tokį naudoti, ar ne? Tai atsisėsti ir pasidaryti savo savaitės arba mėnesio tokią planuoklę. Aš visuomet duodu savo asmeniniam klientėm, ir kad ir kaip jos nemėgsta daryti, kaip jom atrodo čia toks vos betikslis laiko gaišinimas, labai daug, nelabai daug, o iš tikrųjų visos, tai taip, kai pasidaro, tai, iš tiesų būna labai nustebę.
ir kartais nusivylę, nes pamato, kur išeina jų laikas. Ir tos planuoklės jos paprastai Excelio lentelėje aš paruošiu, ar ne, klientėm, tai pagal kiekvienos poreikį atsisės ir ten, pavyzdžiui, išsiskirsit pirmadienis, antradienis iki sekmadienio, ar ne, ir ten išsiskirsite kas pusvalandį ar kas valandą dienos bėgyje ir parašyti, ką aš veikiu. Tai, pavyzdžiui, aš suskirstau į 10 kažkokių tai grupių, ten, pavyzdžiui, namų ruoša, savipriežiūra, miegas, kitus dalykus suskirstau, ten, pavyzdžiui, pažymiu kažkokias 10 spalvų arba 8 spalvas ir tą savaitę sudėlioju blokeliais, moteris susidėlioja blokeliais, kur jinai kiek praleidžia laiko. Net kalbėjimas telefonu, nes jeigu tu, pavyzdžiui, pagalvoji, kiek tu prakalbi su draugė telefonu, irgi tu įrašai tenais. Tai vat labai peržvelgimas, kur aš praleidau paskutinę savaitę ir paskutinį mėnesį, būna didelis toksai akių atvėrimas ir didelis aha momentas. Ir tada pasidaryti metų, mėnesio, savaitės planus, skirti tam laiko, kai esi pailsėjusi ramybės būsenoje. Tai žodžiu, visų pirma, nusistatyti, kokios mano vertybės, numeris 1, kas man yra svarbu šiai dienai. Ar šeima, ar veikla, ar šeima, veikla ir sveikata. O galbūt šeima, veikla ir saviugda, o galbūt kažkokios tai mokslai, šeima ir sveikata. Kaip pavyzdys. Bet išsikelti 3 pagrindinius dalykus ir pagal juos dėliotis. Ir toj papasakosiu daugiau, kaip atkrenta kiti dalykai. Tai žodžiu, kai išsikelsi savo realistinius tikslus, kad tarkim, jeigu man dabar svarbu, pavyzdžiui, mokslai, aš noriu kažkokius mokslus pabaigti ar ne, ir aš esu suaugus moteris, kurio aš turiu šeimą, man reikia valgyti, pagabinti ar ne, man reikia namus pasitvarkyti ar ne, ir dabar aš noriu kažkaip įdėkti universitetą ar ne, tarkim, paskaičiuoju, kiek man reikės valandų. Aš pasižiūriu į savo metų kalendorių ir aš pasiplanuoju, kiek aš galiu skirti laiko. Ir taip, jeigu aš, būdama mama ir dirbdama kažkokį full-time darbą arba turėdama papildomą veiklą, dabar sugalvojau mokintis, tai žinoma, kad aš turiu kažko atsisakyti. Tai žinoma, kad aš turiu savo kalendorių pralaisvinti nuo kitų dalykų. Tai žodžiu, visų pirma, aš išsikeliu savo realų tikslą, ne kažkokį pasisvaiščiojimą, kad šiais metais aš čia padarysiu tą, 3, 4, 5 ir net neatsisėdu, nepasižiūriu į savo kalendorių, tai kur aš ten įkišiu visus tuos savo reikalus. Tai išsikeliu realistinius tikslus, sėdu prie kalendoriaus ir žiūriu, kiek kažkam galiu skirti laiko. Ir visuomet atmink, kad žinoma, laiko atrandame tik tam, kas mumis motyvuoja. Tai dabar, kai irgi moteris sako, aš vis atidėlioju, aš vis kažko tais, aš žinau savo vertybės, žinau savo tikslą, bet aš atidėlioju. Tai kas kiša koją, tai dažniausiai yra kažkokios tai baimės, įsitikinimai susijęs su tavo tuo tikslu, ar ne? Tai šitie dalykai tau kiša koją. Laiko mes visi turim vienodai, absoliučiai. Rašiau postą čia prieš kelias dienas apie discipliną. Kas yra disciplina? Tai kad kai mes vertę, kurią mes gausime siekdami to, plus pats proceso įdomumas, minus proceso neįdomumas, nes mes visą laiką dabar, tarkim, paimsiu tą patį universitetą, man ten 30, 40, 50 metų aš sugalvojau baigti mokslus, ar ne? Tai vertė, kurią aš gausiu, gal aš ten gausiu labai daug žinių, diplomą, gal ten daugiau uždirbsiu, gal ten nežinau, kokia tai yra vertė. Tada proceso įdomumas, taip, man labai įdomu ten, pavyzdžiui, kažkokios tai praktinės užduotis, bet, pavyzdžiui, man neįdomu arba sunku, nes reikės toli važiuoti ir galbūt biški ta teorija, gal ten anglų kalba, ne mano pirmoji kalba, man sunku, tai toks neįdomus dalykas iš to viso proceso. Tai kiek vertė, kurią aš gausiu, plus įdomumas proceso, minus neįdomumas, čia yra mano motyvacija. Tai žodžiu, nėra taip, kad pavyzdžiui, yra strategija, laiko strategija, dabar panaudosiu šitą strategiją ir viską gyvendinsi. Tai tikrai ne, jokia strategija nesuveiks, jeigu išsikeli nerealistinius tikslus, jeigu nori į savo grafiką įdėti dalykus, kuriuos, aš nežinau, superhuman tik tai gali padaryti, arba turi, pavyzdžiui, įsikeli realius tikslus, bet turi pilną baimių, ribotų įsitikinimų ir verties nematai tame, kaip turėsi tą tikslą, tai tada jokia strategija nepadės. Tai čia reikia
pradžioj reikia pradėti nuo šitų tokių šakninių esminių dalykų. Ir vat papasakosiu, kaip aš pati, kaip pirmą verslą stačiausi ir kaip dabar vat kartais man tenka su laiku susidurti, tai vat jūs suprasit, kaip žmonės, kurie jums atrodo kažką pasiekė, kaip jie turi būti viską susistygavę ir viską susiplanavę. Pas mane, kurios ateina moteris į asmeninę mentorystę, tai dažniausiai pas jas viskas būna sustiguota. Taip sustiguota, kad net kartais aš galvoju, iš kur jos atranda laiko ir mes apie tai šnekame, nes man tai yra svarbu. Tai tos, kurios kaip jums atrodo, kad daug pasiekia, tai turėkit omenyje, jos labai styguojasi laiką ir jos daug ko atsisako, kad jūsų akise, kaip atrodo, kad jos būtų daug pasiekusios, ar ne? Dabar moters ciklai. 4 moters ciklai ir kaip tai mus įtakoja. Tai čia yra tokia labai labai stipri tema. Aš ją pasistengsiu labai lengvai ir trumpai, nes aš neįsivaizduoju moters planavimo, bet be žinojimo apie 4 moters ciklus. Tai aš noriu tik tai jūsų paklausti, ką jūs... Žiūriu, kodėl mane pasileidžia. Apple has been launched. Stop sharing. Ok, tai čia dabar tas, taip, ok, šitas. Tai vat noriu jūsų paklausti, ar jūs girdėjote apie moters ciklus, apie 4 moters ciklus? Tai ar esi girdėjusi apie tai? Tai taip gyvenu pagal juos? Ne, man tai visiškai naujas terminas. Arba jo esu kažką girdėjus, bet nelabai ten seku ir nelabai suprantu, kas tai yra. Tai vat labai noriu išgirsti, žinosiu, kaip plačiai arba neplačiai apie tai pašnekėt. Nes aš tikrai realiai neįsivaizduoju gyvenimo be žinant šito. Ir tai atėjo į mano gyvenimą prieš kokius, nežinau, gal 7-8 metus, tai aš buvau visiškai sužavėta šitu ir visiškai man buvo naujas atradimas. Taip, tai dauguma iš jūsų visiškai tai yra naujas terminas, aš džiaugiuosi, nes čia tikrai mano manimu yra didelis dalykas. Tai žodžiu, daugiau moterų apie tai nežino, negu žino. Ok, tai labai gerai, kad aš šitą temą paliečiau. Liuks. Aš tikiuosi, jūs matot atsakymus, nes aš tai matau čia visai kitaip ir pirmą kartą naudoju tos polls, tai žodžiu, daugumai iš jūsų tai yra nauja. Share results. Ok, stop sharing. Gerai, taigi moters ciklai. Prieš tai noriu pasakyti, kad yra 4 moters ciklai, tai reiškia, kiekvieną mėnesį per tas 28 dienas, pas kaip kurias yra 23 dienos, mes praeinam 4 skirtingus ciklus. Nėra taip, kad yra tik tai mūsų mėnulio dienos, tai yra mėnesinės ir po to vėl mėnesinės. Yra 4 skirtingi ciklai, mes praeiname kiekvieną mėnesį per kiekvieną ciklą ir kitaip nėra. Ir ką tai duoda mūsų planavimui, kad mes nesijaustumėm kaltos, kad mes nesijaustumėm blogai, kad mes nesijaustumėm kažkokios tai, mes turime žinoti tai ir mes turime planuotis pagal savo ciklus. Aš pastebėjau dabar, dažnai aš jau apie tai kalbu labai atvirai, ten pavyzdžiui, mes ten tenis organizuojam kažkokį tai turnyrą, ten tokį lengvą, ir aš sakau, ne, mano dienos aš negalėsiu. Tai kitos moteris taip net, o tai sako, koks skirtumas? Ir aš sakau, kaip koks skirtumas? Sakau, aš savo organizmo neapkrausiu. Ir daug dalykų aš planuoju pagal savo dienas. Aš jau nekalbu, kad atostogas, tai nieks nenori ten nuvažiuoti prie jūros ir tarkim, per tas dienas, ar ne, bet aš turiu menį darbus, kaip aš planuojuosi darbus. Ir mano gyvenimas tikrai palengvėjo ir man tikrai pasidarė fainiau gyventi, kaip aš gyvenu pagal savo ciklus. Taigi, pirmas ciklas tai yra mūsų kraujavimo dienos, ar ne, nuo tada prasideda skaičiavimas ciklo ir tai vadinasi žiema ir pagal archetipą tai yra ragana, moteris yra ragana. Tai labai trumpai, šitų periodų mes paleidžiame kažką seną, vyksta apsivalymas, ar ne, kraujas išeina, mes kažką paleidžiame ir mes einame į save, leidžiame savo išbūti tą, ką mes paleidžiame.
Ir tai yra nedarbingumo fazė. Nes iš 4 ciklų bus 2 darbingos fazės ir 2 nedarbingos fazės. Tai šitu metu mes dirbame tik tai, kas yra svarbiausia. Planuojantis, darantis planus, į tai atsižvelgti ir neperkrauti savęs dideliais darbais, taip pat nesitikėti iš savęs daug. Tai pavyzdžiui, jeigu kartais, aišku, tai būna ypatingai dirbant darbuose, pavyzdžiui, ten tu negaligi pasirinkti, ar ne, ten kažkokie mytingai, kažkas išgriūna arba kažkokie svarbus projektai, ar ne, kaip ir negali pasirinkti. Ir išbūni tame, ar ne, bet tada savęs netalžyti, leisti savo būti tokiai biški, netokiai kaip visada. Ir tai yra labai svarbu. Tos, kurios dirbame savo, tai tikrai turime šitą ciklo periodą visai kitaip atsižvelgti, atsinešti ir jokių būdų nieko rimto ir didelių darbų nesiplanuoti. Ir jūs gausite iš to labai didelę naudą. Nes antras ciklas yra, tai jau vadinasi pavasaris, tai yra nuo 7 iki 11 ciklo dienos. Čia tos dienos maždaug plius minus, nes pas kaip kurias moteris yra ciklas 28 dienos, o pas kaip kurias yra, sakiau, 23, 25 ir taip toliau. Tai žodžiu, antras ciklas yra pavasaris, 7-11 ciklo diena ir archetipas mergelė. Tai įsivaizduokit mergelę. Nuo 7 dienos atsiranda daugiau energijos, atsiranda jėgų, tai yra darbymečio fazė, padidėja mūsų dėmesingumas, kūryba liejasi per kraštus, galima daug planuoti, galima daug nudirbti. Jei leidote savo išbūti savyje pirmoje fazėje, šitą fazę jūs apdovanos. Jeigu čia leidote savo pasėdėti pirmoje fazėje ir jeigu dirbate savo, mažiau daryti, nespausti savęs, eiti į save, pabūti su savo emocijom, tai čia jūs pamatysit, kaip jūs tiesiog pražystate, jūs tiesiog energiją liesi, iš tiesų tuo metu minčių, planų. Tiesiog aš tai nespėjau rašytis, pavyzdžiui, aš tai nespėjau rašytis ir aš žinau, kad aš net nespėsiu padaryti per ateinančius 3 metus, kiek aš galiu prisirašyti. Aš jau išmokau šitą truputį kontroliuoti. Ir tokia pasidaro, ir protas aštresnis pasidaro, ir tikrai to, ko nepadarau čia, dvigubai galiu padaryti čia. Bet reikia, kad tai įvyktų, turiu čia leisti būti. Ir turiu nusėsti ramiai, savęs nepušinti, save pamylėti labiau tuo metu, paglostyti, apkabinti ir va tada jau važiuojame. Va tada moteris dvigubai darbingesnė būna. Toliau trečias mūsų ciklas, tai yra vasara, nuo 12-19 ciklo dienos ir archetipas yra motina. Tai čia pagal moters archetipus. Vėlgi tai yra antra darbinga fazė. Motina tai reiškia noras duoti, globoti, dalintis, jaučiamės ypatingai gražios, patrauklios, seksualios, esame įstringos, emociškai stabiliausios, yra pati geriausia fazė priimti kažkokius stiprius sprendimus. Žinot, kaip ir pagal visas mūsų emocijos, ar ne, mes esam tokios sudėtingos būtybės, sakysim, taip lyginant su vyrais, ar ne, taip pat čia, žinot, kai galim kažkokią nesąmoningą sprendimą priimti, tai žodžiu, geriausia sprendimą priiminėti bet šitoje fazėje. Aš nežinau kaip jūs, bet anksčiau, kaip aš pradėjau su fazėm šitom susipažinti, tai aš ten vedžiausi ilgus kalendorius, žymėdavausi, bent kelis mėnesius sekiau savo savijautą, savo nuotaiką, kūno kažkokius pojūčius, kad suprasti, kaip mane veikia ir paskui mačiau dėsningumus. Ir dabar aš tiesiog naudoju paprasčiausiai telefone šitą Health app, kur aš matau pagal dienas, kokiam aš cikle esu, bet man jau net žiūrėti nereikia realiai, aš jau jaučiu, nes aš žinau. Tai va, bet aš pasižiūriu, jeigu aš planuoju, tai kai aš planuoju, aš visuomet pasižiūriu. Na ir ką, ketvirtas ciklas yra ruduo, tai nuo 17 dienos iki jau kol prasideda mūsų dienos ir tai yra kerėtojos fazė. Tai šitoje fazėje jau ateina laikas pristabdyti, ateina ruduo, energija mažėja, laikas pradėti eiti gilyn į save. Ir būtent, vėlgi nežinau, kiek jūsų su tuo esate susidūrę, būtent šiuo periodu mes jaučiame kolektyvinį skausmą, liūdesį, baimę ir kitas emocijas. Hormonai daro savo įtaką ir labai dažnai pas mus yra mąstymas, kad viskas yra tik tai hormonai ir tik tai kažkoks yra cheminis disbalansas. Taip, hormonai atlieka savo rolę, tačiau mums reikia nepamiršti genetinių kodų
ir kolektyvinės sąmonės. Tai nenoriu per daug išsiplėsti šią temą, bet mes savo energetikoj ir savo kūne ir savo emocijose nešame ne tik savo, bet nešame 7 kartas. Aš jau nekalbu apie praeitus gyvenimus. Tai žodžiu, kas yra kolektyviniai sąmoniai pas moterį, yra labai labai daug. Ir šitą dalyką, kai aš pradėjau nuodugniai save stebėti ir pastebėti, aš pastebėjau, kaip aš gyvenime iš inercijos dirbau ir neturėdavau laiko sustoti ir įsiklausyti save. Aš netai pajausdavau šitus periodus, bet kai aš pradėjau leisti savo būti ir atsiskleisti, kas atsiskleidžia, aš pajaučiau daug liūdesio, daug skausmo būtent va šitų periodų. Ir aš pradžioj net nelabai suvokiau, kad tai ateina ne iš manęs pačios. Tai va, tai žodžiu, bet čia jau toks nelaiko planavimas, tiesiog, čia laiko planavimui, bet nenoriu labai giliai iš tą holistinę pusę išsiplėsti. Tiesiog norėjau, kad susipažintumėt, jeigu vat, pirmą kartą apie tai girdite, tai yra knyga Mėnulio moteris. Mėnulio moteris, Mėnulio moteris, man atrodo, vadinasi knyga, tokia raudona knyga, ją yra būtina paskaityti. Tai nėra lengvai skaitoma knyga, bet jeigu norit labiau suprasti save, visur suspėti ir neplakti savęs ir daryti viską savo tempu, tai labai labai rekomenduoju giliau susipažinti su būtent šitais ciklais ir kas su mumis vyksta, nes tai yra vienas iš tokių neatsiejamų, tai mes esame moteris, mes gyvenam pagal Mėnulio ciklą, mes turim suprasti, kas su mumis vyksta. Tai va, tai žodžiu, planuojantis, aš labai smarkiai tai atsižvelgiu ir pavyzdžiui, aš žinau, postus aš kartais rašau, tai pas mane, aš net negaliu, man kūryba taip liesti per kraštus, o kartais ateina laikas, man reikia parašyti ir būtent prieš savo dienas, tam pirmajam ciklui arba ketvirtajam, niekaip, aš sėdžiu ir tai jeigu aš nežinočiau, tai aš save kankinčiau, aš būčiau nepatenkinta savimi, kodėl tu, Lina, nesugebi, bet kai aš žinau, aš net suprantu ir aš galvoju, tie postai palauks ir tuomet ateina mergelės fazė, pas mane ten liesi, viskas laisvai. Tai va, tai žodžiu, labai siūlau šitą dalyką pastebėti ir su juo artimiau susipažinti ir būtinai įlieti tai į savo planavimą, įnešti į savo planavimą. Ok, dabar vienas iš dalykų, ką irgi, sakiau, paminėsiu, tai yra ką daryti, kai planai subyra. Na ir žinoma, kad jie subyra. Ir kaip aš sakau, kad lengvumas ir gyvenimas tėkmėje ir būti moteriškoje gracijoje įmanomas tik tai susiplanavus. Ir tai ką daryti, kai planai byra? Tai mano vienas iš tokių labai jau, mano taps tuoj moto, vienas iš dalykų yra neprisirišti prie rezultato. Mes planuojam, Dievas juokiasi. Taip ir galima sakyti ne visai taip. Žodžiu, aš susiplanuoju, aš turiu planą, kol aš neturiu tikslo ir plano, man, sakysim, taip net neįdomu, ar ne? Čia vėl gal turėtų būti atskira tema, bet esmė yra tokia, kad kai aš neprisirišu prie galutinio rezultato ir aš paleidžiu norą viską sukontroliuoti, tada, kai subyra planai, aš nesijaučiu blogai. Va, kur yra visa esmė. Ir čia yra labai paprasta ir kartu nepaprasta, nes šitą neprisirišti prie rezultato ir paleisti norą kontroliuoti, tai visos mano asmeninio coachingo klientės, tai išsineša, rašosi, ant sienų klijuojasi, nes mes, jeigu esame veiklios ir ambicingos, aš sakau mes, nes aš tikiu, kad čia susirinko veiklios ir ambicingos moteris, mes tikrai siekiame to rezultato ir mes tikrai norime jį sukontroliuoti ir mes tikrai negalime nieko sukontroliuoti. Ir labai neprisirišimą prie rezultato, tai labai paminiu dažniausiai, pasakau tą tokį paprastą pavyzdį su vaikais. Tai kas turit ar neturit, kas jau turi užauginę, tai puikiai supras, apie ką aš kalbu. Kai augini vaiką ir tu dedi pastangas ir tu galvoji, kad bus taip, o pavyzdžiui yra visai ne pagal tave, tai tu taip smarkiai esi gyvenimo mokinama neprisirišti prie rezultato ir paleisti norą kontroliuoti, kad aš nežinau, ar kas dar gali labiau išmokinti.
Tai va, tai kiti žmonės ir taip gal natūraliai moka, aš to natūraliai neturėjau, aš turėjau mokintis to. Tai va, tai aš kaip mantrą kokią, vat, sakau, reikėtų užsirašyti ir dažnai apie tai kalbu. Planuojamės, kuriam planą, strateguojam, bet esame ramios. Mes suprantame, Dievas turi savo planą ir mes leidžiame tam vykti. Ir trečias svarbus dalykas yra, kai visiškai subyra planai, kai kažkas tikrai tokio įvyksta, kitą kartą net moteris sako, va, susirašiau daryti tą, imsiu, darysiu ir, žinai, taip susidėlioja įvykiai, kad tai gal čia ženklas, kad nedaryti. Tai gali būti taip ir ne, ar tai yra ženklas nedaryti, ar tiesiog visata siunčia tau dar didesnių išbandymų, pažiūrėti, ar tu tikrai to nori. Tai čia atsakymas gali būti dviejopas. Aš visuomet sakau, įsiklausyti reikia į savo kūną. Vėlgi, čia tam, kurios niekada to nedarė ir nesą su tuo susidūrę, tai turbūt skamba kažkas biški nerealistiškai, bet tom, kurios jau pažįsta save ir su savim draugauja, o mes turim draugauti su savo kūnu, tai kūnas mūsų yra numeris 1 atsakymai į viską. Tai va, bet čia jau būtų atskiras kažkoks kursas apie tai. Tai žodžiu, kaip subyra planai, visiškai ramiai, tiesiog tikėti visata, mes gauname ne tai, ko mes čia negerai parašyta, mes jau gauname ne tai, ko mes norime, turėtų būti, o tai, ko mums reikia. Ir labai labai svarbu išjausti tą nemalonę sugriuvusią planų emociją. Sugriuvo planai, sukilo pyktis, pabūk pyktyje. Pusdienį, dieną, 2, kiek tau ten būsis. Nemanau, kad jeigu leisi savo išbūti toje emocijoje, būsi ilgiau negu, nežinau, valandą. Bet leisi iš tiesų išbūti tame. Tai žodžiu, liūdesys, kažkoks sielvartas, gali būti sielvartas, kad jo kažkas man nepavyko ir aš liūdžiu dabar, arba aš labai pykstu. Tai žodžiu, taip, planuoju, planas subirėjo, ten, nežinau, kažką turėjau padaryti, planas subirėjo, tai prisimenu, kad, okei, aš negaliu kontroliuoti nieko, aš neprisirišu prie rezultato, aš tiesiog leidžiu viskam vykti. Kaip bebūtų, aš jaučiu pyktį. Aš esu žmogus ir aš jaučiu pyktį ir aš to neignoruosiu ir aš nesakysiu, kaip man čia viskas faina, jeigu aš dabar pykstu. Tai aš savo leisiu išpykti, ten aišku, ne kitų žmonių rėkiant, aš leisiu savo viduje išpykti ir kai išbūsi toje emocijoje, kurią jauti, tada pamatysi, koks ateis aiškumas ir kažkoks atsakymas. Ir po dienos, po 2 tu net džiaugsiesi, kad tai neįvyko. Nes nežinau, ar nesat susidūrę su tuo, bet viskas, kas neįvyksta, tai yra mūsų labui. Ir tai yra 100%. Tai va, tai žodžiu, daug planuoti, strateguoti, neprisirišti prie rezultato, paleisti norą kontroliuoti, subirėjus planam, patyrus kažkokią emociją, tiesiog joje išbūti ir tada ateis aiškumas, ateis atsakymai. Ok, tai ar įmanoma idealiai susiplanuoti? Taip, jei planuojame atsižvelgus į visus aptartus niuansus. Tai reiškia, jeigu aš nusistatau savo vertybės, išsikeliu savo tikslus, kad šios metus, šį mėnesį, nežinau, šią savaitę orientuosiuosi į tam tikrus dalykus, juos susiplanuosiu, tai įmanoma idealiai susiplanuoti ir dar skiriant laiko papildomai, ar ne? Tai reiškia, skiriant laiko papildomai, tai pavyzdžiui, nespausti savęs į griežtus rėmus. Jeigu aš ten turiu, pavyzdžiui, klientas ten sesija valanda, tai, pavyzdžiui, pas mane nieko bet nebus kito kliento be valandos gepo. Niekada, nes aš žinau, kad aš galiu su tuo klientu 10-15 minučių išsitęsti, aš žinau, kad aš galbūt norėsiu, energetiškai būsiu išsekusi ar ne, ir nesvarbu, ar klientas coachingas, ar ten kažkokie kiti reikalai, kur net galbūt neišsekina taip smarkiai, aš taip susiplanuoju, nes man jau, kaip sakoma, aš jau išmokau planuotis ir tai vadinasi, kad aš nespaudžiu visko minutės iki minutės. Tai aš tiesiog leidžiu viskam vykti ir klientui užsibuvus per ilgai, man neteks dėl to stresuoti. Dėl to, kad aš užmetu ant visko laiko. Ir čia yra planavimas, kuris atneša ramybę. O jeigu sakysit, tai aš neturiu tiek laiko, kad taip užmesti, na tai pradėkim nuo to, kad atsisėdi, pasiplanuoji ir pasižiūri, tai kur tas tavo laikas. Bet jeigu aš sakau, moteris
viską, žinai, vienas klientas pirmą, kitas antras, kitas trečias ir taip toliau ir nepalieka laiko tokiem nenumatytiem tiem, tai, nu, tai yra savęs spaudimas į labai griežtus rėmus. Ir tarkim, ar ten kažkokie kiti susitikimai, kur vyksta, ten iš vieno bėgu griūnu ten per visą miestą, kad patekt kažkur. Ne, aš dabar skiriu viskam daug laiko. Ta prasme, tarp susitikimų ar sportų, ar dar kažko, tai aš visur užmetu daugiau laiko, kad aš savo ramiai, geriau aš pasėdėsiu, pabūsiu, bet man nereikės vėluoti ir planai nesubirės. Tai žodžiu, ar įmanoma idealiai susiplanuoti? Taip, tikrai įmanoma ir man tai puikiai, puikiai pavyksta. Ir kitas atsakymas yra ne, nes gyvenime vyksta nenumatyti atvejai. Tai aišku, jeigu aš susiplanuoju, buvo čia pas mane, kad kaip tik praeitą mėnesį, man atrodo, kažką susiplanuoju ir paskui pasikeičia situacija, tarkim, namuose, kažkas pas vaiką pasikeičia ir viskas. Ir tada mano planai turi keistis. Tai aišku, taip jau atsakymas, taip, nu, vyksta pokyčiai ar ne, tai ir taip ir ne. Tai jeigu gerai planuojasi, adekvačiai išsikeli savo tikslus, tai viskas yra įmanoma ir aš asmeniškai tikrai esu tai įvaldžiusi ir esu be galo, aišku, rami. Ir kai pastebiu save kartais, kad kažkas jau kažkokia įtampa kyla, tai tada taip, kaip aš sakau, step back ir aš žiūriu, kas yra ne taip ir kur per daug aš kažkur save įspaudžiau į rėmus. Tai va. Tai va, čia dar tas iš tos temos, kad ar įmanoma, tai taip, paliekant laiko, aš pakalbėjau be slaido, paliekant laiko nenumatytiems atvejams. Tai čia yra labai labai svarbus niuansas, paliekant laiko nenumatytiems atvejams, nes, pavyzdžiui, irgi kaip su klientėm dirbam, kurios dirba ir, tarkim, jau darosi tą kalendorių savo savaitę, ten, pavyzdžiui, kaip dirbs ar ne, ir ten turės tiek ir tiek klientų. Ir aš visuomet sakau, palik porą valandų savaitėje nenumatytiems atvejams. Jos paprasčiausiai palik. Tu gali iš karto paskaičiuoti, tai o aš prarasiu tiek ir tiek pinigų. Nieko tu neprarasi. Tu daugiau prarasi nervų ir patirsi streso, kaip įvyks tie nenumatyti reikalai, o tu neturi savo kalendorių nei vienos laisvos valandos. Tai pavyzdžiui, gal tu iš tiesų ten tau kažkas nutiks arba vaikui nutiks arba kažką reikės padaryti ir tau reikės tą vieną klientą arba atsakyti, tai tu bent turėsi tą laisvą valandą, dvi ir tu jį perkelsi. Tai mano planavimas yra visą laiką paliekant laiko nenumatytiems reikalams, nes jų visada atsiranda. Tai va, ir nekontroliuojant. Kaip visur suspėti? Kiek čia tų valandų? 8. Atsirink, kas iš tiesų svarbu. Tai žodžiu, taip, kaip visur suspėti vertybės, tai nesikartosiu. Pirmiausia, atsirinkite ir įsivertinkite, kur esate, kiek jums metų, su kuo jūs gyvenate, kokias atsakomybės jūs turite, be kurių jūs negalite. Jeigu jūs esate mama, tai jums reikia pamaitinti vaikus ar ne, juos gal ten dar net ir nuvežti į mokyklą ar ne, jeigu jūs turite mažamečius vaikus, tai iš vis ten kitas atskira tema ar ne, tai tiesiog įvertinkite, kur esate ir kas jums yra svarbu ir nustokite vaikytis standartų, kurie šiai dienai, sakysim, nėra jums prieinami, nes labai daug iš tokių, ypatingai saviugdoj viskas yra įmanoma, čia viskas išsiplėsiu, čia viską padarysiu, ar tiek reikia, ar tiek realiai reikia. Tai labai reikia savo užduoti klausimą. Man patiko viena mano klientė, jinai yra suaugusi moteris, turi sūnų, turi šeimą, tai sūnus tai šeima, reiškia, reikia gaminti valgyti, reikia nupirkti valgyti ar ne, turi darbą, veiklą savo asmeninę, jinai mokinasi, tarp kitko, universitete ir dar užsirašiusi į kažkokį tai kursą, terapinį kursą, kuris trunka, tarkim, metus ir kur reikia daug laiko skirti ten rašyti, daryti ir savianalizai ir dar užsirašė darbui su manim. Ir moteris yra, tarkim, apie mano metus, ar ne, tai reiškia, ir moteris turi daug atsakomybių. Ir mes bendravome apie laiko planavimą. Tai moteris ir sako, aš
neturiu laisvalaikio. Aš suvokiu, kad šitus metus aš dedikuoju va šitam dalykui. Aš norėjau ir tų mokslų, aš norėjau ir tos terapijos kurso, todėl aš suvokiau, kad aš neturiu laisvalaikio. Ir taškas. Tai, tai tas noras paturėti viską, nu jisai vienreikšmiškai atveda į niekur. Ir mes visiškai sugriūnam. Aš kaip pradėjau verslą, auginau vaikus, mokinausi, aš neturėjau jokio laisvalaikio. Aš televizorius nežiūriu 24 metus, tiek kiek esu UK. Aš neturėjau jokio laisvalaikio, aš beveik neturėjau draugų, nes aš neturėjau laiko. Bet man visai dėl to nebuvo blogai, aš jaučiausi visiškai komfortabiliai, aš nuvesdavau vaikus į mokyklą, nei aš ten tėvų pažinau, nei man ten reikėjo. Ir va taip aš gyvenau, nes aš turėjau tiek atsakomybių, aš neturėdavau laiko atsisėsti, gerti ten kavą ir kažką plepėti. Tai vat aš taip pasirinkau, nes aš turėjau tikslus, man patiko labai mano darbas, kas nežino, aš turėjau finansinės apskaitos įmonę, man labai labai patiko, jisai mane vežė, aš dirbau daug ir su vaikais buvau, ir kaip atsimenu, vaikus net išleisdavau su kitais, su tėčiu, pavyzdžiui, prie jūros, aš pati net nevažiuodavau, nes man mokintis reikėdavo, tai aš labai daug ko atsisakiau, kad įvykdyti tai, ką kiti galbūt negali padaryti. Bet reikia tą labai įsisąmoninti ir nustoti galvoti, kad viską jūs čia galite padaryti. Nu, negalite visko padaryti. Tikrai ne. Ir per daug yra žinučių sklaidančių kitokių, kad tu čia gali, tu čia atidarysi tą, pasidarysi tą. Tai va, ypatingai tai liečia mamas, kurios turi vaikus, kurios turi šeimas ir kuriam šeima yra vertybė. Ir tada tikrai moteris labai, aš pastebiu, palūšta, nes šeima joms visoms yra labai svarbu. Ar ten yra vaikų, ar ten nėra, na šeima yra svarbu. Ir kai prasideda nori, kaip ir sakiau, apkeliauti šalis, nueiti į visus renginius ir dar pabūti Instagram'e diva ir veiklą kažkokią nuostabią turėti ir darbą, nu žodžiu. Tai va, tai atsirenki, kas tau iš tiesų svarbu, atsisakyk savo vertybių netitinkančias veiklas ir žmonės. Tik kai pasidarysi tą, pavyzdžiui, kalendorių, ką veikiai ir turėsi savo vertybės, tai labai greit suprasi, kokių žmonių ir kokių veiklų tau net nereikia. Tai čia labai labai greitai atkris ir kitaip laiko daugiau neatsiras, tik tai atsisakant veiklų ir žmonių, kurių tau nereikia. Paskaičiuok tiksliai, kiek laiko užima tavo reikalai, maisto gamyba laikas. Jo, čia tai yra topas, nes, kaip ir sakiau, moteris, kai pasidaro savo nerealistinius tikslus ir dėl ko planuotis reikia, tai atsisėsti savo kalendorių ir pasižiūrėti, tai kiek aš skirsiu maisto gamybai per dieną, per savaitę, kiek aš skirsiu namams ir pasižiūrėti, ar tilps ten dar ta papildoma veikla, ar tilps dar kažkas. Tai tiesiog atsisėsti ir pasiskaičiuoti laiką ir kartais pamatyti, kad per daug išsikeliam. Jeigu tai veikla ir, pavyzdžiui, veikloje vis trūksta laiko, reikėtų įsivardinti, kurie projektai ar tavo veiksmai kuria vertę ir pajamas, o kas yra tik laiko švaistimas. Nes labai dažnai būna taip, kad labai daug irgi sutinku moterų, kur ir daro tą, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą, ir pinigų nėra. Tai kaip? Tai reikia atsisėsti ir pasižiūrėti, jeigu dabar darau šitą ir jisai neatneša pinigų, gal kaip kuri veikla atneš ten vėliau po kelių metų, bet žodžiu reikia atsisėsti ir įsivertinti vėlgi laiką. Pasižiūriu, kur aš jį padėjau tą laiką veikloje, būtent jeigu apie veiklą kalbam ar ne, ir kiek jisai man atnešė finansinės grąžos. Ir jeigu jisai man jos neatnešė, tai tada reikia kažką keisti. Penktas, tai išsikelk tikslus, kai turėsi konkretų tikslą ir jį užrašysi, tai pati visata tau pagelbės. Tai taip, kaip jeigu išsikelsi tikslą, tai paskiau tu nenori, tu viską planuosi aplink tą tikslą. Ir šeštas, tai yra susirask accountability partner. Tai kitą kartą irgi padeda, nes vieną kartą aš dariau su irgi viena moterim, kuri, aš manau, mačiau prisijungė prie šito webinaro. Tai labai padeda, kai sakoma, susirandi draugę, nieko nekainuoja ir tai vadinasi accountability partner. Reiškia, jūs susitinkat, pavyzdžiui, mes susitikdavom vieną kartą į savaitę, pusę valandos, išsikeldavom savo tikslus kitai savaitei
abi pasidalinam savo tikslais, kodėl mums jie yra svarbus ir mes turėdom juos padaryti iki sekančio susitikimo. Nu, nes ne faina, jeigu nepadarysi, jeigu jau pašnekėsiu su ta accountability partner viską ir mes dar susigalvodavom, kad kažkokie tai kaip finansinė, kad gauti apdovanojimą. Tai pavyzdžiui, tai mano atveju buvo teniso pamoka. Aš galiu teniso pamoką nueiti, jinai kainuoja 5 svarai, tai aš ten nebėgiosiu tas pamokas kiekvieną kartą, nu vis tiek tai kainuoja. Bet aš jau savo tada va tokį išsikėliau, kad jeigu aš įvykdau tos savo dalykus, ką aš išsikeliu, tai aš va, einu į teniso privačią pamoką. Tos kitos moters buvo kitas, bet tai nebuvo brangus dalykas, ar ne, bet toksai, kur ir galiu, žinai, savo leisti, bet ir nelabai ten linkus už tai leisti pinigus. Tai va toks čia savo apdovanojimas. Tai va, tai accountability partner tikrai veikia ir daug laiko neužtrunka, bet tu gauni tokį atskaitomybės tašką, ar ne, kad prieš kažką tu turėsi atsiskaityti. Ok, tai dabar aš manau, kad aš pabaigiau teoriją. Dabar pasakysiu trumpai 3 būdai, kaip galima dirbti su manim ir pristatysiu programą ir tada aptarsime klausimus. Tai dabar, kaip jau supratote, kas mane pažįsta, čia beveik visas moteris šiaip jau pažįstu, esu bendravusi, tai kaip suprantate, pas mane yra visai kitoks priėjimas prie coachingo ir prie verslo ir prie mentorystės, negu esate linkusios matyti įprastai, kur viskas yra strategija, čia let's do it, let's do the list, čia toksai kareiviškas metodas, man jisai visiškai netinka. Ir aš vedu moteris kitaip, kai dirbu su moterimis, tai pas mane yra labai didelis toksai holistinis approach su terapiniu pagrindu. Aš nesu terapeutė, bet aš esu pati labai daug praėjus asmeninės terapijos ir taip pat esu paruošta kaip coacherė, kad vadinasi Therapy Aware Coach. Todėl man yra labai svarbu šitas mūsų emocinis pagrindas. Ir tai va, mano vedimas yra labai moteriškas, gracingas ir, kaip aš sakau, kartu griežtas su strategija, bet kartu per atsipalaidavimą ir apkabinant savo moteriškumą. Tai kas nežinot, su manim yra 3 būdai, kaip galima susitikti. Yra vienkartinė konsultacija 1 valandos arba dabar ne per seniausiai paleidau tokį 2,5 valandos trukmės verslo MOT, tai reiškia verslo techninė apžiūra, kurios metu peržiūrim, kas įvyko, pasižiūrim, kokios baimės, kokie galbūt trikdžiai yra, išsikeliam naujus tikslus ir ganėtinai lengvai kitoms sekasi toliau juos įgyvendinti. Kartais tiek tai reikia, kad kažką pakrapštyti. Tai va, tai vienkartinė 1 arba 2,5 valandos trukmės. Grupinė mentorystės programa Subalansuotas verslas, kurią aš vedu 2 arba 3 kartus į metus. Ir šį kartą bus pradedančiom verslininkėm. Pradedančiom tai reiškia, kurios veiklą turi iki metų, iki 2, gali turėti net ir 3 metus, bet pavyzdžiui, gal arba vaikus augina ir labai laiko daug veiklai neskyrė, arba dirba kitą darbą, tai kad ir, pavyzdžiui, 3 metai veiklai, bet ten jaučiasi, kad nieko nepadarė, arba tik pradeda veiklą. Tai va, šita programa, kuri prasidės vasario mėnesį ir kurią pristatysiu, bus būtent grupinė. Ir ten dalyvau 6 moteris. Na ir žinoma, asmeninė mentorystė, trukmė yra 6 mėnesiai. Tai va taip su manim galima dirbti verslo klausimais. Žinoma, verslas, bet kaip matote, apima labai daug